Pasaulis stebėjo, kaip Irano dangus tapo galutiniu bandymų poligonu pačiam prieštaringiausiam Amerikos karinės istorijos orlaiviui Lockheed Martin F-35 Lightning II. Dešimtmečius kritikai šį lėktuvą vadino $1 trilijono vertės nesėkme. Jie vadino jį per sunkiu, per lėtu, per brangiu ir pernelyg sudėtingu. Amerikos priešai kūrė ištisus gynybos tinklus, remdamiesi prielaidą, kad F-35 niekada nepateisins jam suteikto ažiotažo. Tada prasidėjo karas Irane ir F-35 pakilo į dangų. Vos per vieną mėnesį Lightning II visiškai perrašė oro kovos taisyklės. Jis slaptai numušė priešo orlaivius, perėmė droną virš vandenyno, netgi išgyveno tiesioginį priešlėktuvinės raketos smūgį, kuris būtų sunaikinęs kitus naikintuvus. Tai turėjo galutinai nutildyti visus skeptikus. Tačiau F-35 programa nuo pat pradžių buvo apipinta ginčais. Dar gerokai prieš šiems lėktuvams pakylant į kovines misijas, kariniai analitikai ir gynybos ekspertai kartojo tuos pačius argumentus. Jie teigia, kad šis 5-osios kartos naikintuvas yra milžiniškas pinigų švaistymas. Jie tvirtino, kad jo slaptumo savybės tai yra rinkodaros triukai. Techninės specifikacijas jie vadino nepagristais skambiais žodžiais. Jie kaltino Pentagoną išleidus $1 trilijoną išpūstam naikintuvui, kuris net nesugebėtų laimėti oro dvikovos prieš daug senesnius ir pigesnius priešininkus. Iranas ruošiasi visiškai kitokiam oro karui, daug investuodamas į vadinamąsias mažo pastebimumo orlaivių aptikimo radarų sistemas ir vikrius lengvus naikintuvus. Jie tikėjo, kad jei pavyktų priversti amerikiečių pilotus priartėti iki matymo nuotolio, numušti F-35 būtų labai lengva. Tačiau visa ši prielaida buvo paremta visiškai klaidingu pagrindu. F-35 kritikai visiškai nesuprato šio naikintuvo esmės, nes F-35 nėra įprastas naikintuvas. Tai skraidantis superkompiuteris, naujos kartos orlaivis, galintis pamatyti ir išgirsti priešą dar prieš jam suprantant, kad jis ten yra. Tai skraidanti informacijos kempinė, siubianti žvalgybinę informaciją. Jis gali akimirksniu pasidalinti informaciją su kitais orlaiviais, suteikdamas sąjungininkų daliniams tokius duomenis kaip taikymo telemetrija, kad jie visada būtų žingsnių priekyje grėsmių. Iranas ruošiasi tradiciniam oro mūšiui, tačiau Jungtinės valstijos sukūrė naujos kartos žudymo mašiną, kad toks oro mūšis niekada net neįvyktų. O pirmosios Irano karo savaitės aiškiai parodė, kokia mirtina ši mašina iš tikrųjų yra. 2026 metai, kovo 4, diena, kai viskas, ką Iranas manė žinantis apie F-35, subyrėjo. Ankstyvomis ryto valandomis Irano pilotas skrenda savo įprastų patruliavimo maršrutu Jakoblevo Jak-130 lėktuvu. Jis atidžiai stebi dangų virš šalies sostinės Teherano, laukdamas ir stebėdamas, ar horizonte nepasirodys Izraelio ar Amerikos pajėgų ženklai. Jak-130 jutikliai tyli, jis nieko nemato, tačiau jei pasirodytų priešo orlaivių, pilotas yra visiškai pasiruošęs su jais stoti į kovą. Rusijoje sukurtas Jak-130 yra ikigarsinis dvivietis naikintuvas, pirmą kartą pakilęs 1996 metais. Istoriškai jis buvo naudojamas tiek kaip reaktyvinis mokomasis lėktuvas, tiek kaip lengvas kovinis orlaivis. Jis niekada nebuvo skirtas varžyti su 5-osios kartos sunkiai aptinkamų naikintuvu akis į akį. Tačiau net ir senesnis reaktyvinis lėktuvas Teherano danguje vis dar gali kelti grėsmę vykdant aktyvią smūgio misiją. Jis gali gabenti apie 3000 kg kovinį krovinį, į kurį gali įeiti įvairūs tiksliai valdomos bombos, raketos ir oras-oras tipo raketos. Jis garsėja savo manevringumu ir dideliu traukos bei svorio santykiu. Tai reiškia, kad artimoje oro kovoje, kai abu lėktuvai mato vienas kitą, Jak-130 vien manevringumas suteikia jam pranašumą net prieš kai kuriuos modernesnius ir brangesnius orlaivius. Ir net jei Jak-130 nepavyktų laimėti tiesioginės oro kovos, jis vis tiek galėtų perspėti netoliese esančias priešlėktuvinių raketų baterijas ir sausumos komandas, kad šios užpultų įsibrovėlį. Bent jau taip mano Iranas, tačiau šis įsitikinimas netrukus bus rimčiausiai išbandytas. 10 mylių nuo ten Izraelio oro pajėgų pilotų eskadrilė juda Teherano link. Jų misija – prasiskverbti giliai į priešo teritorijos širdį ir smogti svarbiausiems Islamo revoliucinės gvardijos korpuso vadavietėms sostinėje. Pirmauja Izraelio Adir tipo F-35 naikintuvai, dar vadinami galingaisiais, sukurti remiantis standartinio F-35 pagrindu, bet su keliomis unikaliomis modifikacijomis, kurios išskiria jį iš kitų. Šis modelis turi Izraelio sukurtas elektroninio karo sistemas, papildančias esamą avioniką ir suteikiančias dar daugiau funkcionalumo. Pilotui uždedamas specializuotas šalmas, kuris seka jo galvos judesius ir realiu laiku projektuoja 360 laipsnių skaitmeninį mūšio lauko žemėlapį. Pasikliaudami savo naikintuvų pasaulyje pirmaujančiomis slaptumo savybėmis, Izraelio pilotai artėja prie savo taikinių. Visa tai vyksta tuo metu, kai Jak-130 pilotas net nežino, kad jie ten yra. Technologinis atotrukis tarp šių dviejų naikintuvų buvo milžiniškas.
Jak 130 naudoja aktyvų radarą, o jo įjungimas prilygsta priešo apšvietimui prožektoriumi. Antrasis Irano pilotas įjungė savo radarą ir nukreipė radijo bangas į dangų. Jis paskleidė savo tikslę buvimo vietą visiems, kurie stebėjo. Adirai nenaudojo aktyvaus radaro, kad surastų Jak 130. Jų radarą sugeriančios dangos ir vidiniai ginklų skyreliai padarė juos nematomus Irano ekranams. Jų tikrasis ginklas buvo pasyvus aptikimas, kuris suteikė jiems galimybę sekti priešo radaro spinduliavimą, neskleidžiant jokių savo signalų. F-35 tyliai klausėsi, kai Jak 130 garsiai išdavė savo buvimo vietą. Slaptas klesdami Teherano link, Izraelio naikintuvai pastebi ir užfiksuoja Irano Jak 130. Vienas iš Adir pilotų paleidžia už vizualinio matomumo ribų veikiančią raketą. Ji iškrenta iš vidinio skyrelio ir perskrodžia dangų, skriedama Mach 4 greičiu. Jak 130 primityvūs jutikliai išlieka neveiklus iki pat paskutinių kelių sekundžių, kai raketos aktyvus ieškiklis įsijungia. Tuo metu jau per vėlu. Smūgis, sprogimas, sunaikinimas. Rusiškas lėktuvas išgaruoja ugnies rutulyje, Jak 130 nebelieka. Tai pirmas kartas per 40 metų, kai Izraelis numuša priešo orlaivį ir pirmas kartas, kai F-35 programai pirmą kartą pavyko ore numušti pilotuojamą orlaivį. Tai nebuvo tradicinis oro mūšis, jis nepriklausė nuo manevrų ore ar piloto reakcijos laiko. Tai buvo kova tarp slaptumo ir senosios technikos, ateities prieš praeitį, o rezultatas – nematomas sunaikinimas. Nuo šios akimirkos F-35 reikės vertinti daug rimčiau. Tačiau nesvarbu, kokį didelį technologinį pranašumą turėtum, karas niekada nėra tobulas žaidimas. F-35 paneigė skeptikų abejones. Atrodė, kad F-35 likusį konflikto laiką valdys dangų, neginčijamas Irano oro erdvės karalius. Tačiau atėjo diena, kai viskas vėl pasikeitė. Pirmiausia, tai yra mūsų naujas kanalas, kuriame analizuosime įvairius karinius susirėmimus, todėl paspauskite prenumeratos mygtuką, kad nepraleistumėte mūsų kitos analizės, o dabar grįžkime į mūšio lauką. Kovo 19 dieną Jungtinių valstijų oro pajėgų F-35A vykdo kovinę misiją virš centrinio Irako. Kaip ir Adirai, jis naudoja pažangę avioniką ir slaptumo technologijas, kad išvengtų aptikimo. Iranas darėsi vis labiau desperatiškas. Jie patys buvo matę ir pajutę visą F-35 galią ir žinojo, kad turės panaudoti visas turimas priemonės. Norėdami išvengti visiško sunaikinimo ore, jie dislokuoja sudėtingesnę oro gynybos bateriją, kad surastų ir sektų F-35A. Tikėtina, kad Iranas naudojo oro gynybos sistemas, galinčias pasikliauti pasyviu infraraudonųjų spindulių aptikimu, o ne radaru. Kai jie pagaliau pastebėjo F-35A antžeminės oro gynybos sistemos, paleido raketas į orą, tikėdamiesi, kad bent viena bus pakankamai sėkminga ir pasieks taikinį. Aklimai ryškus kinetinės energijos blyksnis perskrodė nakties dangų ir viena raketa pataikė į orlaivio galą. Kai dauguma orlaivių yra pataikomi raketomis, jų laukia neišvengiama lemtis. Vairalazdė nebereaguoja, varikliai sugenda. Pilotui tenka katapultuotis ir stebėti, kaip jo lėktuvas skrenda liepsnose. Čia taip neatsitiko ir būtent čia $1 trilijono vertės F-35 projektas atsiperka. Šis naikintuvas nėra toks kaip kiti. Jo konstrukcija – tai sudėtingas anglies pluošto kompozitų ir titano karkasas, sukurtas sugerti katastrofiškus kinetinius smūgius, kurie suplėšytų mažiau pažangų lėktuvą. Tuo momentu, kai F-35 gavo skeveldrų, jo skaitmeniniai skrydžio valdymo kompiuteriai įsijungė. Jie akimirksniu kompensuoja fizinę žalą, apeina pažeistus komponentus ir atlieka būtinus skaitmeninius mikroreguliavimus, kad fiziškai pažeistas lėktuvas išliktų ore. Kabinos viduje įsijungia perspėjimo sirenos, kai naikintuvas praranda kurą. Jo slaptumo pranašumas prarastas. Pilotas lieka savo vietoje ir sugeba nukreipti pažeistą naikintuvą atgal į bazę avariniam nusileidimui. Iranas iš karto pareiškė, kad numušė amerikiečių slaptą į naikintuvą, tačiau tai nebuvo atvejis, kai naikintuvas užsidega ar yra susprogdintas ore. F-35 buvo apgadintas, bet nesunaikintas. Jis liko sveikas ir valdomas ir saugiai nusileido. Taigi jį buvo galima suremontuoti, papildyti degalais ir vėl panaudoti būsimoms atakoms. Nors Iranas šventė didžiulę propagandinę pergalę, JAV kariuomenė įrodė, kad F-35 gali atlaikyti vienus stipriausių Teherano smūgių ir vis tiek sugrįžti į bazę. Vis dėlto po kovo 19 incidento JAV turėjo atsitraukti ir pažvelgti į situaciją plačiau. Jų vadai viso konflikto metu matė išskirtinį šių naikintuvų efektyvumą, tačiau dabar teko susidurti su įrodyta realybė, kad Iranas bent jau sugeba apšaudyti ir pažeisti F-35 naikintuvus. Kadangi kiekvienas jų kainuoja daugiau nei $80 milijonų, JAV oro pajėgos nenorėjo matyti, kad šie vertingi orlaiviai būtų be reikalo pažeisti ar sunaikinti. Iranas pakeitė žaidimo taisykles ir dabar atėjo šią metas JAV imtis atsakomųjų veiksmų. Taigi, iki balandžio pradžios F-35 virto pačia mirtiniausia savo versija.
F-35 nebuvo sukurtas vien tik oro kovoms, raketų paleidimui ar bombų numeretimui. Tai yra priešakinis jutiklių mazgas, galintis surinkti nepaprastai daug duomenų, gerokai daugiau nei įprasti ar ankstesnės kartos orlaiviai. JAV vadai žinojo, kad net jei F-35 tiesiogiai nedaro žalos, jis vis tiek gali būti raktas atveriantis Amerikos tolesnius veiksmus. Neįkainojama informacijos mazgas, slapta tiekiantis sąjungininkų daliniams realaus laiko duomenų srautą iš už priešo linijų. Dabar F-35 taptų svarbia grandimi didesnėje naikinimo grandinėje, teikiančia žvalgybinę informaciją, kurios reikia kitiems orlaiviams ir raketų paleidimo komandoms, kad jie galėtų vieną po kito naikinti taikinius negailestingu efektyvumu. O kare su Iranu buvo daugybė taikinių, kuriuos reikėjo sunaikinti. Šalies režimas dešimtmečius ruošėsi šiam konfliktui. Jis daug investavo į oro gynybos sistemas, išdėstydamas tiek stacionares, tiek mobilias priešlėktuvinių raketų baterijas plačiai per visą savo didžiulę teritoriją. Radarai veikė visą parą, nuolat skenuodami aplinkinę žemę ir dangų už daugelio mylių, pasiruošę ir laukiantys veikti vos tik pasirodys pirmieji pavojaus ženklai. Ir tada pasirodo Lightning II. Jis gali skristi maksimaliu Mach 1,6 greičiu, tai yra maždaug 1200 mylių per valandą. Jis skrenda giliai į priešo oro erdvę, ieškodamas ir tiksliai nustatydamas priešo oro gynybos sistemų vietas ir perduoda tuos duomenis likusiai pajėgų daliai. Jis nėra skirtas pats sunaikinti paleidimo įrenginių. Jei pilotas atidaro vidinius ginklų skyrius, kad numestų bombą, tai trumpam sugadina lėktuvo slaptumo profilį. Irano radarai gali aptikti šį anomaliją ir paleisti savo raketas. Protingas medžiotojas niekada neatskleidžia savęs, jei gali priversti ką nors kitą nuspausti gaiduką. O F-35 nereikia ilgai likti toje vietoje. Jo radarai ir avionika yra tokie pažangus, kad gali sudaryti aišku Irano oro gynybos zonos žemėlapį. Sukartografavus spinduliuotuvus ir nustatytus paleidimo įrenginių vietas, F-35 darbas iš esmės būtų baigtas. Jis galėtų greitai pasitraukti į saugų atstumą, kol už pavojingos zonos esančios smogimo priemonės perimtų veiksmus. Tai galėtų būti Tomahawk raketo paleidimo įrenginiai, iš oro paleidžiami tolimojo nuotolio ginklai, elektroninė kova, masalų naudojimas arba visų šių priemonių derinys. F-35 pateikia duomenis, o likusiai pajėgų daliai belieka pagal tuos duomenis veikti ir pašalinti grėsmę. Taip yra įveikiami sudėtingi priešlėktuvinių raketų tinklai, kuriuos tokios šalys kaip Iranas kūrė ištisas kartas. Tai nėra tiesioginis puolimas ar bandymas užgožti priešininką, susitaikant su nuostoliais. Tai daroma naudojant duomenis ir tas priešlėktuvinių raketų pozicijas pažymint kaip taikinius. Jo slaptumo technologijos leidžia jam priartėti arčiau nei bet kuriam kitam orlaiviui, nepastebėtam ir nenumuštam per kelias minutes. Jo jutikliai gali matyti ir žemėlapiuoti kraštovaizdį neprilygstamu tikslumu. Jo ryšių sistema leidžia dalintis visą surinktą informaciją su kitais orlaiviais, tankais, laivais ir kitais daliniais. O jo sumanus, intuityvus ir į ateitį orientuotas dizainas reiškia, kad pilotas nėra paskendęs duomenų gausoje visą laiką, o gauna būtent tą informaciją ir pagalbą, kurios reikia, kad galėtų saugiai ir greitai įskristi ir pasitraukti. Tai buvo viena didžiausių klaidų, kurias padarė F-35 kritikai, kai bandė analizuoti šią programą. Jie manė, kad F-35 turi būti pasaulinio lygio oro mūšių naikintuvas, kad pateisintų savo didelę kainą. Tačiau šiandienos mūšio laukai jau pasikeitė. Danguje nebevaldo tas orlaivis, kuris gali atlikti staigiausius posūkius ar greičiausius išsisukimo manevrus ore. Pergalę lemia ta sistema, kuri gali gauti reikiamus duomenis tinkamu laiku ir tinkamai juos panaudoti, kad įgytų pranašumą prieš priešininką. Būtent tam ir buvo sukurtas F-35, o karas Irane įrodė, kaip tobulai jis buvo pritaikytas šiai užduočiai. Pasauliui nereikėjo laukti iki kovo pabaigos, kad pamatytų F-35 universalumą veikloje. Įrodymų, kad šis naikintuvas yra kur kas daugiau nei paprastas oro kovų lėktuvas, buvo dar net neprasidėjus karui. Vasario 3-oji Nimitz klasės lėktuvnešis USS Abraham Lincoln slysta Arabijos jūros vandenimis. Aplink esantys vandenys ramūs, tačiau lėktuvnešyje verda veikla. Abramo Lincolno radaro ekranuose buvo pastebėtas objektas – Irano Shahed 139 dronas, kuris tiesiai skrido link lėktuvnešio smogiamojo junginio. Stiliaus atžvilgių panašus į JAV MQ-1 Predator, tai nėra pigi vienkartinė kamikadzė žaisliukas. Tai vidutinio aukščio ilgo nuotolio žvalgybos ir smūgių platforma, sukurta patruliuoti, numesti savo valdomas tikslias bombas, tokias kaip Sadit 345 ar Kaim sklendžiančios bombos, sunaikinti svarbius taikinius ir tada grįžti atgal į bazę. Turėdama daugiau nei 1200 mylių nuotolį ir iki 24 valandų skrydžio trukmę, Shahed 139 yra rimta grėsmė. Ir ji tiesiai skrenda link amerikiečių lėktuvnešio, kuriame yra keli tūkstančiai karių ir karinės įrangos už milijardus dolerių. Anksčiau karinis jūrų laivynas turėdavo pasikliauti eskadrinio minininko Aegis kovos sistema, kad pastebėtų grėsmę. Tikėdamiesi, kad pavyks ją sunaikinti paskutinėmis įtemptomis sekundėmis prieš susidūrimą, arba galėtų skubiai pakelti seną FA-18 Hornet naikintuvą įtemptam artimo nuotolio perėmimui.
Tačiau dabar yra dar viena galimybė. USS Abraham Lincoln į orą pakelia jūrų pėstininkų F-35C naikintuvą. Tai yra lėktuvnešio versija F-35, turinti didesnius sparnus ir tvirtesnę važiuoklę. Dėl savo įmontuotos paskirstytosios apertūros sistemos, DAS ir galingų radarų technologijų, F-35 nereikia pasikliauti lėktuvnešiu, kad gautų sekimo duomenis. Jis gali aptikti, sekti ir naikinti oro taikinius su tokiu situacijos suvokimu, kokios senesni lėktuvnešių orlaiviai niekada negalėjo suteikti. Shahedas 139 gali pasiekti didžiausią maždaug 220 km/val greitį, todėl jis galėtų pasiekti lėktuvnešį vos per kelias minutes. Negalima švaistyti nė sekundės, kol dronas tebėra ore. Tai vienas žingsnis arčiau smūgio grupiai, vienas žingsnis arčiau tapimo tikra operacinė grėsme ir vienas žingsnis arčiau priversti imtis daug pavojingesnio atsako. Tačiau jis niekada negauna tokios galimybės. F-35 pasiekia šaudymo poziciją, pilotas priima sprendimą ir akimirksniu perėmimas baigtas. Bliksnis radaro ekrane išnyksta, grėsmė dingsta dar prieš dronui pamatant superlėktuvnešio bangas. Tai yra F-35 gale ir būtent todėl dešimtmečio senumo kritika F-35 visiškai praranda prasmę. Kritikai vertino šį orlaivį pagal pasenusius standartus. Jie savo įsitikinimus grindė oro kovos taisyklėmis, kurios paprasčiausiai jau nebegalioja. Virš sausumos jis gali įsiskverbti į priešo oro erdvę ir po vieną naikinti oro gynybos tinklus. Ore jis jau pasiekė istorinę pirmąją pergalę prieš pilotuojamą orlaivį ir neabejotinai jų bus dar daugiau. Ir visą tai jis atlieka būdamas ne tik vienu pažangiausių šiandien egzistuojančių orlaivių, bet ir vienu iš išgyvenamumo lyderių. Net ir atlaikęs tiesioginį raketos smūgį iš antžeminės sistemos, jis įrodė, kad gali išlikti vientisas. Grįžimui į bazę ir saugiam avariniam nusileidimui F-35 niekada nebuvo sukurtas būti tiesiog dar vienu manevringu reaktyviniu lėktuvu. Jis buvo sukurtas tam, kad sujungtų visą mūšio lauką. Jis mato per karo rūką, veikdamas kaip sunkiai aptinkama, viską matanti amerikiečių smogiamosios grupės akis. Iranas daugelį metų ruošėsi grėsmėms. Jis manė, kad supranta, bet dabar viskas priklauso nuo to, kas pirmas pamato, kas pirmas supranta, kas pirmas reaguoja ir kas pirmas nužudo. Būtent tam pasauliui buvo sukurtas F-35 ir rezultatai akivaizdus. Dar vienas pavyzdys, kaip Amerikos ir Izraelio oro dominavimas atvėrė kelią galbūt svarbiausiam viso konflikto momentui. Žiūrėkite kitą vaizdo įrašą apie tai, kaip sąjungininkų pajėgos likvidavo ajatolą ir vienu gniuždančiu smūgiu nukirto Irano režimo vadovybę. Ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime kitame mūšio lauke.